Šalia Lietuvos ir Latvijos sienos stovi viena seniausių sakralinių vietų regione – Griežės evangelikų liuteronų bažnyčia. Bažnyčia iškilo 16 amžiaus pabaigoje, apie 1580 metus, kai ši teritorija dar priklausė Livonijos kunigaikštystei. Per šimtmečius ši vieta buvo daugiau nei tik bažnyčia, tai buvo bendruomenės centras, kur vyko pamaldos, krikštynos, santokos ir kur buvo saugoma žmonių tikėjimo bei tapatybės dvasia. Per Antrąjį pasaulinį karą ši vieta buvo smarkiai nuniokota. Bažnyčia buvo stipriai apgadinta, nukentėjo sienos, sunaikinta dalis interjero. Bažnyčios bokštas buvo smarkiai apgadintas per Kuršo katilo mūšius, kai teritorijoje vyko intensyvūs artilerijos apšaudymai. 1944 metais vasarą Sovietų sąjunga pradėjo puolimą Baltijos regione ir greitai stūmė Vokietijos kariuomenę atgal. Dalis vokiečių pajėgų Latvijoje buvo atkirsta nuo pagrindinių pajėgų ir atsidūrė vakarinėje Latvijos dalyje, Kurše. Ten jie buvo apsupti, taip susiformavo vadinamasis Kuršo katilas. Po Vokietijos kapituliacijos 1945 m. gegužę aplink Griežės bažnyčią sovietų valdžia įrengė filtracijos stovyklą. Sovietai dar labiau nuniokojo bažnyčią. Griežės filtracijos stovykloje NKVD vykdė karo belaisvių ir vietos gyventojų patikrinimą, siekdama nustatyti jų lojalumą ir galimus ryšius su priešu. 2003 metais pradėtas kapitalinis Griežės bažnyčios remontas. 2010 metais buvo renovuota zakristija, o 2012 metais pradėti bokšto atnaujinimo darbai. Tačiau dėl riboto finansavimo renovacija vyksta lėtai. Pamaldos vyksta renovuotoje zakristijoje, esant tinkamoms oro sąlygoms. Apsilankius bažnyčioje, manau, norėsite nusileisti į po altoriumi esančią kriptą, kurioje kažkada buvo laikomi palaikai. Manau, tokiose vietose daugelis žmonių jaučiasi nejaukiai. Viduje matyti, kad vyksta renovacijos darbai. O dabar labiau patyrinėkime bažnyčią. Ir komentaruose galite parašyti, ar norėtumėte čia apsilankyti. Tai viskas, ką norėjau parodyti. Ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu patiko video, paspauskite like ir susitiksim kitam video.